Sveiki, ačiū, kad žiūrite mano kanalą, pasirašote ir padėte patiktukus. Dėkoju. Toks trumpas anekdotėlis. Seksopatologas sėdi savo kabinete, užeina vyras ir žmona. Sako, turim problemą 8 metus kaip vedę, neturim vaikų, jokio malonumo seksui ir panašiai. Tas taip paklausė, sako, žmona, jeigu galite išeikit į koridorių, mes su vyru pakalbėsim. Sako, pasako, kaip ten. Ką sako, jokio malonumo, nei jokios idėjos, nieko nėra. Sako, tai ką, seksas 2 kartus į savaitę ir be jokio malonumo. Tu supranti, viskas turi būti spontaniškai, netikėtai ir viskas pas jumi išeis. Tas, padėkojo, išėjo, po metų vyras ateina su gėlėm, su torčiuku, su buteliu ir su klecku, jau viskas vežimukį. Sako, pasako, kaip buvo. Sako, aš viską dariau, kaip ir jūs sakėt. Spontaniškai, netikėtai. Sako, ką, žmona pasilenkė grietinės, aš kai dūriau jai, taip spontaniškai, netikėtai, su malonumu. Sako, ir jai patiko. Ne vien jai. Visas prekybos centras aiktelėjo.